Spalvotų pieštukų pasakos. Pieštukai ir bespalvė sraigė. Vieną spalvotą rytą, kai spalvota saulė jau buvo aukštai pakilusi į spalvotai melsvą pieštukijos dangų, kai visi pieštukai dar tik kėlėsi iš savo lovų, žalesis pieštukas jau vaikščiojo vėsiųjų spalvų miške ir ieškojo naujai pražydusių žalsvai violetinių ir melsvai sidabrinių spurgių. Spurgės tai tokios mažos su dideliais žiedais vėsiųjų spalvų miško gėlytės, kurios išlenda iš po žemės ir pražysta labai anksti ryte vieną kartą per metus ir žydi vos kelias valandas. Taigi žalesis kaip visada negalėjo praleisti šio nuostabaus spurgių žydėjimo ir nuo pat ankstyvo ryto jau vaikščiojo ir dairėsi jų. Staiga išlindo ir išsiskleidė viena, antra, trečia spurgė, o po to dar kelios dešimtis jų. Besigrožėdamas pražydusiomis spurgėmis, žalesis išvydo nespalvotą, plačią, vingiuotą liniją, kuri vedė iš miško gilumos link šiltųjų spalvų slėnio. Žalesis pieštukas nusekė linijos įkandin. Ta bespalvė linija raitėsi per visą šiltųjų spalvų slėnį, po to per žemės spalvų kalvas, iš ten per Vaivorykštės aikštę, o iš jos vėl atgal į vėsiųjų spalvų mišką. Žalesis apėjo ratu visą pieštukiją ir vėl grįžo ten, kur pradėjo savo paieškas. Nieko nesuprantu, tarsi kas būtų paėmęs trintuką, vilkęs į žemę ir tyčia trindamas spalvas ėjęs ratu aplink visą pieštukiją, mąstė žalesis. Reikia žadinti draugus, pagalvojo jis ir nubėgęs į vėsiųjų spalvų miško gyvenvietės vidurį pradėjo garsiai rėkti. Ei, kelkitės visi, mūsų pieštukyje kažkas pratrynė spalvas, garsiai šaukė žalesis. Su didžiausiu trenksmu iš savo namelių pradėjo lysti pieštukai, kai kurie dar net užsimiegoję. Ko čia šūkauji nuo ryto, pasakė sidabrinis. Mes dar miegojame, tarė mėlynas. Jūs pažiūrėkite į tą storą nespalvotą liniją, riktelėjo žalesis. Kaip baisu, sušuko turkio pieštukas. Kažkas bando mus ištrinti, rėkė violetinis. Reikia pasitarimo Vaivorykštės aikštėje, pasakė sidabrinis ir paliepė žaliajam apie tai pranešti šiltųjų spalvų slėnio ir žemės spalvų kalvų pieštukams. Žalesis išskubėjo. Pakėlęs šiltųjų spalvų slėnio gyventojus ir viską papasakojęs, žalesis nubėgo į žemės spalvų kalvas ir ten pakartojo savo pasakojimą ten gyvenantiems juodajam, baltajam ir rudajam. Vaivorykštės aikštė kaip visada spindėjo visomis pieštukijos spalvomis, tik per aikštės vidurį matėsi besidriekianti kreiva bespalvė linija. Visa pieštukų taryba jau aptarinėjo šio ryto įvykius ir paslaptingai atsiradusią anomaliją. Šiltųjų spalvų slėnio gyventojai auksinis, raudonas, geltonas, oranžinis ir rožinis teigia, kad čia bus piktojo trintuko darbas. Vėsiųjų spalvų miško pieštukai, žalesis, mėlynas, violetinis, sidabrinis ir turkio visiems sakė, kad nagus gali būti prikišęs grafitinis pieštukas. O rudas, juodas ir baltas, kurie atstovavo žemės spalvų kalvas, įrodinėjo, jog čia vėl kažkoks pilkojo pieštuko eksperimentas. Galiausiai visi nusprendė, kad reikia patikrinti visą vėsiųjų spalvų mišką, nes nežinoma linija prasideda miške, ratu eina aplink visą pieštukiją ir vėl grįžta atgal į jį. Visi pieštukai nuėjo vėsiųjų spalvų miško link. O štai kas buvo nutikę miške. Bespalvių linijų buvo dar daugiau, jos vinguriavo skersai išilgai visą mišką. Pieštukai pasiskirstė grupelėmis ir pradėjo paieškas. Juodas, raudonas, mėlynas ir violetinis pasuko link upelio ir nuėjo ten, kur vedė bespalvė linija. Baltas, auksinis, oranžinis ir turkio spalvos pieštukai nužingsniavo takeliu, kuris vedė į patį miško vidurį, sekdami dar vienais bespalvės linijos pėdsakais. Rudas, rožinis, geltonas ir sidabrinis pieštukai patraukė bespalvės linijos įkandin, kuri vedė per mišką link paslaptingųjų pieštukijos kalnų. O žalesis pasiliko saugoti vėsiųjų spalvų miško gyvenvietės ir jam buvo prisakyta, kad jeigu ką pastebės, pūsti į vėsiojo miško ragą, kad visi girdėtų. Ragas buvo stebuklingas, niekas išskyrus pieštukijos gyventojus jo negalėdavo girdėti.
Pirmoji grupelė, kuri nuėjo paskui nežinomą liniją palei upelį, kuris vedė iš gyvenvietės vėsiųjų spalvų miško pakraščiais, atidžiai dairėsi, bet nematė nieko panašaus, kas galėjo palikti tą bespalvį pėdsaką. Jie jau buvo apėję beveik visą vėsiųjų spalvų mišką ratu. Antroji pieštukų komanda, kuri ėjo link miško vidurio, taipogi nieko gero neaptiko, nes pilkoji linija baigėsi miško viduryje esančioje laukymėje ir apsukusi ratą vinguriavo atgal. Trečiajam pieštukų būreliui, kuris keliavo link paslaptingųjų Pieštukijos kalnų, taipogi teko apsisukti ir tęsti savo paieškas grįžtant į vėsiųjų spalvų miško gyvenvietę, nes pilkoji linija apsisuko ir pradėjo vesti atgal. Žalesis prie savęs pasidėjęs miško ragą sėdėjo ant tilto, kuris vedė per upelį, tabalavo kojomis virš vandens ir grožėjosi aplink supančiais vaizdais. Staiga iš po tilto pasirodė dvi didelės bespalvės antenos su akimis. Žalesis išsigandęs vos pakėlė ragą prie lūpų ir sukaupęs visas jėgas stipriai papūtė į jį. Ragos skambesys nuaidėjo per visą Pieštukiją. Visos pieštukų grupelės tekinos pasileido bėgti atgal į vėsiųjų spalvų miško gyvenvietę. Paskui didelės bespalvės antenas išlindo didelė bespalvė galva. Po to pasirodė didelis bespalvis kūnas ir galiausiai didžiulė bespalvė sraigė. Jis linko link žaliojo, palikdama bespalvę liniją. Nesiartink prie manęs! Rėkė išsigandė Žalesis. Jis užsidėjo savo stebuklingo apsiausto gobtuvą ir tapo nematomu. Staiga į gyvenvietę subėgo visi pieštukai, pasiruošę kovai. Raudonasis laikė iškeltą savo švytintį kardą, auksinis buvo pasiruošęs skydą, mėlynasis burtų lazdelę, rudas savo stebuklingą lazdo, kaip ir visi kiti pieštukai, kurie taipogi buvo pasiruošę kovoti. Sraigė pamačiusi tokį būrį pieštukų, išsigando ir pasislėpė savo bespalviame namelyje. Ei tu, lįsk greičiau laukan! Šaukė Raudonasis. Kodėl trini Pieštukiją? Rėkė Sidabrinis. Visi pieštukai sustojo aplink sraigę ir nekantriai laukė, kol ji pasirodys. Bet deja, sraigė net nesiruošė lįsti laukan, nes buvo be galo išsigandusi. Tik kažkoks neaiškus murmuliavimas buvo girdėti iš sraigės namelio. Staiga iš niekur atsirado Žalesis. Jis nusimovė savo stebuklingo apsiausto gobtuvą, vėl tapo visiems matomas. Nepulkite jos, ji išsigandusi, pasakė Žalesis. Aš suprantu, ką ji kalba, ji prašo pagalbos, toliau kalbėjo pieštukas. Kokios pagalbos jai reikia, juk ji trina Pieštukiją ir dar nori, kad jai padėtume? Piktai pasakė Mėlynasis. Sraigė sako, kad jie atkeliavo pas mus pagalbos, tęsė Žalesis. Ji papuolė į grafitinę audrą paslaptingose Pieštukijos kalnuose ir jos spalvos išnyko, o kur tik išliauždama paliečia žemę, viskas netenka spalvų, dėstė draugams susijaudinęs pieštukas. Ji prašo, kad mes ją nuspalvytume, kalbėjo toliau jis. Tai padėkime sraigiai, sušuko Juodasis. Padėkime, pritarė kiti Juodajam. Žalesis priėjęs prie sraigės namelio kažką sumurmėjo ir sraigė išlindo, jau nebejausdama baimės pieštukams. Pieštukai ėmėsi darbo. Jie pasitelkė visą savo fantaziją ir visai netrukus visa sraigė ir jos namelis buvo spalvoti. Tokie spalvoti, kad visoje Pieštukijoje ir net kitose pasakų pasauliuose niekas niekada nebuvo regėjęs tokios spalvotos sraigės. Sraigė kažką sumurmėjo. Ji pasakė ačiū, išvertė Žalesis. Prašom, džiūgavo pieštukai. Sraigė staiga pradėjo šliaužti bespalvėmis linijomis, kurias ji pati ir buvo palikusi. Ten, kur ji prašliauždavo, viskas staiga atgydavo ir atgaudavo spalvas. Apšliaužusi visą Pieštukiją ir ištaisiusi viską, ką pati ir buvo pridirbusi, ji nušliaužė atgal ten, iš kur ir atkeliavo, link paslaptingųjų Pieštukijos kalnų. Pabaiga.